Nacistiniai žydai visą tai viename interneto tinklaraštyje klesti jau metus, nors puslapis administruojamas užsienyje, tekstai rašomi lietuviškai. Prokurorai esą bejėgiai jį uždaryti. Štai tokiais epitetais pasipuošęs iš užsienio administruojamos lietuvių kalba parašytas tinklaraštis, kuriame apstu liaupsių sovietiniai tvarkai bei tautinės nesantaikos kurstimo. Prokurorai daugiau nei prieš pusmetį pradėjo tirti puslapio veiklą, tačiau visą šį laiką puslapis sėkmingai veikia. Tinklaraščio autorius, kuris tik prieš porą dienų pranešė, kad išeina trumpo atostogų, viešai žeidinėja ne tik žinomus politikus tokius kaip Algis Čaplikas ar žydų kilmės Emanuelis Zingeris, bet ir pačią prezidentę. Vyko, jis toliau perduotas į centrinę ikiteisminio tyrimo įstaigą ir aš daugiau negaliu nieko ten tokio jau labai ir pasakyti. Tiesiog pradėjom, o kad sunkumų yra, tai be abejonės yra. Serveris yra valdomas iš užsienio. Ar tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko tyrimas tęsiamas taip ilgai? Žinokit, labai aš komentuoti tikrai nenorėčiau. Tikrai nenorėčiau, kad paskui man apsisunkintų pati situacija ir pats ikiteisminis tyrimas. Į prokuratūrą dėl puslapio kreipėsi saugumo komiteto pirmininkas, stebisi, kodėl prokurorai taip ilgai neištiria puslapio veiklos ir iki šiol Lietuvai nesiseka jo uždaryti, o nuorodos į puslapį yra galimai tūkstančiais pasklidusios po pasaulio socialinius tinklus. Tinklaraščio autorius, prisistatantis žymaus prūsų filosofo Kanto vardu, džiaugiasi, kad praėjusiu metų pabaigoje jį buvo aplankę arti 50 000 žmonių. Anušauskas neatmeta, kad šis tinklaraštis gali būti Rusijos darbas. Lyginant prieš tuos, kurie buvo prieš metus ir seniau, atrodo jau profesionaliau parašyti. Atrodo pasikeitė autoriai ir tie autoriai turi savo, sakyčiau, informacijos šaltinius tokiuose tinklalapiuose, kuriuose skelbiama, sakyčiau, irgi nemažai dezinformuojančios informacijos apie Lietuvą. Tie tinklalapiai yra išlaikomi už Rusijos pinigus. Lietuvos įstatymo iškurstimą prieš bet kokios tautos, rasės, religijos ar kitokią žmonių grupę numato baudą, areštą, laisvės apribojimą arba laisvės atimimą iki 2 ar 3 metų.